Nu ką, eilinė diena. Noriu pradėti pasakoti ne eilėraščius, ne rimus, ne tiesiog vadinamus ateinančius į galvą sakinius. Gal laikas tiesiog pradėti diskutuoti apie tam tikrus žmogiškuosius, moralinius išteklius. Nes paprastai, žinai, kaip sakant, gatvėje neįmanoma išgyventi. Visi nori pakilti nuo gatvės, įsikurti savo chatas, nori turėti pilnus skrandžius, nori turėti darbą, gauti už tai algą. Visada, kaip sakoma, savanoriauti, savanoriauti ir galų gale sąveikauti buvo prasminga. Bet ne visiems suprantama. Žinai, jeigu žmogus suklysta gyvenime 1, 2, 3, 4, 5 kartus, jisai niekada nenori to pripažinti. Visada norės sakyti, aš viską dariau gyvenime gerai. Klaidų jokių nebuvo apskritai. Bet, come on, jeigu žmogui bandai teikti, kad jis yra aklas, kurčias, neįgalus, tam tikrą nereikalingai naudojamas savo fizinius raumenynus, tai galų gale vis tiek, kuo daugiau smerks, kuo didesnis būrys prakeiks, to bus sunkiau ateityje tau tiesiog išgyventi. Taip ir atsitiko, žinai, aš paprastas, nieko neypatingas, suprantu tik vieną dalyką. 8 valandas filmuotis buvo neįmanoma. Nes ne visi nori pakliūti į ekranėlius. Ne visi nori tiesiog dalintis savo gyvenimišką patirtimį. Ne visi sugeba galų gale išreikšti žodžiais, apie ką jie iš viso šitame gyvenime nori. Ir galų gale nenori. Nes jeigu paprastai mąstant, sunkiausia yra daryti. Dar sunkiau yra tiesiog nieko nedaryti. Taigi, junk mąstymą, pabandyk surasti išmintį, pabandyk susitaikyti, kad ne viskas, kas yra tyloje, yra buka tavo galvoje. Ne viskas, kas yra garsų ir spalvų, kaip sakant, paletėje, ne viskas yra jau taip protinga. Taigi darome, judame, galų gale tikrai labai retai sakome ne, bet visą laiką priimame vieną paprastą dalyką. Žmogus yra gimęs tam, kad teisti. Jie tai vadina krikščionybė, religija. Bet sunkiausia yra šypsotis. Sunkiausia yra tiesiog galų gale medituoti. O dar sunkiau nukrypti nuo temos. Lyg mėtytume, kaip sakant, siemkes, spjaudytume lukštus ir sakytume, čia yra mūsų entertainment, mūsų pasirodymas, mūsų pramoga. O iš tikrųjų būsi nuteistas vien už tai, kad nenaudojai telefoniuko. Galvojai, pasirinksiu kamerą, tiesiog kamerytę, pafilmuosiu savo veidelį, pabandysiu tau apreikšti savo burnelę ir, kaip sakant, įtempsiu savo, teisingai, savo pančius. O tu galėsi svajoti ir galvoti, ar jis tik vaidina, o gal jam tiesiog kartais vadinamas mūsų gimimo procesas, kaip pilvas. Nori ir nenori.
Taigi va, paprastai ir aišku, nes mane įvairiai vadina, įvairiai mane žemina. Kaip sakant, psichologinis smurtas prieš mane praktiškai buvo kiekvieną dieną. Ar jis matomas, ar nematomas. Iš kur mums dabar žinoti? Galiu tik tiek pasakyti, kad miglotos mūsų mintis. O dar geriau mūsų pasąmoninis mąstymas. Taigi mes nesame kažkokie tai, kaip ten sakoma, avatarai. Bet mes puikiai suprantame, kad mes esam energetiniai kūnai. Ir ką nori, tą sakykit. Tiesiog eini ir galvoji, kodėl mane kažkas turi blaškyti. Taigi gyvename mes tokiame pasaulyje, kur vienetai yra išaukštinami. Kuo mažiau žmonių, tuo sudėtingiau tau bus apsiginti nuo jų. Kuo daugiau žmonių, tuo labiau jie matys, kad tas ir anas galėjo iš tikrųjų pamatyti, kas atsitiko tam ir kitam. Taigi geros dienos, važiuojam toliau.